Labas rytas, mūsų paskutinė diena Taivane ir šiandien skrendam tiesiai į Omaną. Ir čia yra kinų naujieji metai, šventės ir visi kažkur keliauja. Local time ir sekantis Avairal. Bėgsim? Bėgsim. Pripratę bėgioti. Nes mūsų bordinimas prasideda 18:20, o leidžiamės kada? 18:27, tai leidžiame. Tai dar išlipt. Kol išlipsim, bus kokiu 18 kem. Aš žinau, kad tu veiksi už pusvalandžio. Bėgsiu. Jeigu mes nesikeisim, tai mūsų lagaminai tikrai nespės. Spės. Kas galvoji bus? Mūsų lagaminai tikrai nespės. Spės. Dabar nusileidžiam ir pirmą taikinį bėgam. D7. Eik, D7. Tai bėgam, bet į kurią pusę? Ar yra vartai? O tu čia D tu matei? Jo, papakė D. Tai mums tada vieną pusę reikėjo. Į ten? Mantelį visada tikrina, bet dažniausiai tik tada, kai laiko nėra, ne? Už 20 minučių kyla lėktuvas. A5B. Gate closed. Last call. Tai mūsų 19:20, matot, kad maskatas yra dar vienas. Aš jums sakiau, A5B. Du yra. Aš nematau, kur? Žemiau. 19:20, last call. Nespėjom. Kaip tu? Ar esi tai per plauką patekęs? Atskridom į Muskatą pagaliau ir last baggage claim, nes pamiršo mūsų lagaminus Stambule per tą bėgimą. Susikrovėm, ką turim. Daug turėjo. Susikrovėm, ką turim. O kiti pamesti lagaminai kada bus? Rytoj, to pačiu metu. Vakare. Ir dabar su prakaituoto maikėm, prakaituotais triusikais. Oi, neverk. Triusikus įsiversi vieną pusę. Ir buvo pendyskė. O dabar tradicija visi į vieną liftą. Pasislink. Tu prekės neužsidaryšk. Tai pasisuk poną. Man tas vieną reikia. Gerai, uždaryk. Reikia čia kortelę priglausti. Eina, kaip uoga. Kaip vaikai į mokyklą. O, pažiūrėk su vonia. Labas rytas. Tėjom pusryčių, atsikėlėm sunku. Jėgojom 3 valandas, biškai virš 3. Ir tokį turim pusryčių stalą. O, šitas pažįsto, šitas imsiu. Tiek jau ponų didėtų. Šitas arba anas bus. Kas šitą banterį nubalnuoja? Nauja mašina buvo. Tilpo. Juoda buvo. Hebra strese. Strese? Jo. Vaidelė strese? Ne. Ne? Tai važiuojam ar nevažiuojam? Važiuojam? Akibirai kur? Va, kažkur buvo. Man tu duok dabar. Duosiu tik tiek man daiktų, daugiau nieko? Nu jo, svarbu kibirai. Keisės mašinos liveris. Žodžiu, problem tokia, kad reikia shotgun mikrafo, o visi mikrafai ir laidai liko kur? Lagaminė, kurio nėra. Dabar skrenda. Ne, dar neskrenda, dar Stambulė įsisėda. Tai reikės atskirai įsirašyti garsą, bet mikrafas negali sušlapti, o mūsų scenarijus yra toks, kad turi sušlapti. Nežinau, ką reikės daryti. Sužinosim vietą.
Yra kibirai ir yra auka. Karoči, davai, žinai kaip padarom? Aš nusiemu šalmą ir tu pritrauki mane, o aš kažkam paduodu tai. Jo. Davai padarom, kad iš pirmo karto nesigautų. O jūs taikykit į veidą labiau. Į veidą labiau? Ypač va šitą geltonesnį. Vandenį. Gerai, žiūrėk, dabar pasirepetuojam. Šalmas. Aha. 11 metų buvom geltoni, laikas pokyčiams. Vanduo. Mindė. Ir karočią, tu duodi šalmą, iš karto sakai, duodam. Nusiimi, iš karto vieną ranką į burną, kitą ranką šalmą. Pamokys tave. Davai, dar kartą. Tik žiūrėk, kad akių neišplautų kaip vandens. Iškrisa boliai ten asfaltą. Gerai. Bet aš į mindę padarė. 3, 2, 1, šalmas. Nu ką, žinau, pasiruošę jaučiatės? Varykit, kaip bus. Aš tai noriu greičiau lūpti mašiną. Bet man širdį dreba. Man irgi. Visi pasiruošę. Man būtų atsidaręs ar užsidaręs? Užsidaręs, tu nusiimsi vis tiek. Gerai. Kamera sukasi. Žinai, ką sakysi? Gal. Gerai. 3, 2, 1, šalmas. 11 metų buvom geltoni, laikas pokyčiams. Oi, gerai. Laidom. Į saloną kaip. Dan. O dabar prasidės plenkės lupimas. Greituoju būdu. Žiūrėk, jau pusė darbo padaryta. Labai gerai ant saulės lūpas. Ai, nu tai jo, reikia lupt, kol yra proga. Ten jaučiu gal kiek. Reikės sustoti. Kad ant saulės, ne? Saulė labai greitai. Antras rytas, Omanė. Mantelį ką gavom. Varom lagaminukai. Atvežė. Prapūdė visas aišku. Nepūsim pamužai. Varysim į pirtį, yra pirtis, garinį. Varysim? Jau bus tau lako plaukų. O, pagaliau šią veliūrą bus galima susitvarkyti. You have war? Labas rytas. Esam trasoje. Šiandien pasiruošimo diena ir tuoj turėtų atvažiuoti mūsų mašina su nauju liveriu, nes perklijavo Vaidas per pirmadienį ir antradienį, tai per 2 dienas perklijavo, o šiandien darom trasoj pristatymą, bus reilsiukas, tai pirmą dalį nusifilmavau, kaip apipilam beną vandeniu, nes bus toks perėjimas, taip, geltonas, tada pįsta plaisto vandeniu ir zoom out, atsitraukia kamerą ir viskas mėlyna. Tai va, pasidarom tą ir eisiu montuotą hebrą įstatytis pitus turbūt. Čia vat jau yra pristatyta pitų mašiniukas vietoj. Ką tu, blue and yellow. Kombizonas tai geriau atrodo. Bliam, Geriau. Zaibis. Maikutės irgi nieko. Kaip Maikė? Sunkiai? Dėl to, kad tik sėl šiaip ėmą nešioji. Bet dizainas nieko. Gerai. Tai ką, varom? Varom. Gerai. Dar biškai nedaug. Mindaugas Tovas. Ant plaukų. Gerai. 3, 2, 1. 11 metų buvom geltoni, laikas pokyčiams. Gerai, darosi karšta. Tai dabar, kol Hebra ten ruošės mašiną, tai aš pasiėmiau kuprinę ir varau į kambariuką, kur Hebra fotkinasi vairuotojai. How did it go? Smags. Čia Beną nufilmavo. Nice. Thank you. Good job.
Ir aš įsikursiu, kadangi čia yra kondiškė, tai aš įsikursiu čia. Reikia pasiruošti visą medžiagą. Nes reikia iš karto išleisti viešumą apie visą šitą pasikeitimą. Reikia reelsą susukti, su to pasikeitimu ir fotkės padaryti. Varom dirbti. O taip va vyksta. Superstar. Porn star. First, like this, like say, like this, yeah. Čia taip vyksta animacijų filmavimas live streamui. Gal pamatysim, kaip gavos. Wow. Very nice. Oi, koks grožis. Šito čia anksčiau nebuvo priestato. Čia turbūt bus VIP-ai kažkokie, nes jie anksčiau stovėjo, sėdėdavo tenais. O dabar turbūt čia kažkaip. Ir teisėjai gal kažkur tai čia nais. O gal ir tenais pat bus, kuri pernai viršui bokštelio. Kamera paruošta ir va toks vat vaizdas į trasą. Viskas kaip ir paruošta, padaryta, videkas padarytas pristatymų ir reikia varyti ilsėtis ir rytoj prasideda pirmasis Omano etapas. Čia fainai atrodo. Kas čia per daiktas? Kaip aš net nematęs. Čia kaip spoileris uždėtas ant priekinio dangčio. Bet ir aerodinamikai neturėtų padėti toks dalykas. Šiaip šūdas iš AliExpress'o uždėtas ir tiek. Super. Čia ta pati Supra, ar ne ta pati? Repai. Ta pati, praeitų metų Limited Edition. Feikas. Feikas, bet faršas sudėta ne feikas. Kas čia feikas? Šitų Limited Editionų labai mažai buvo padaryta. Ten, kad jinai kainuoja dafiga. Mažai visai pasidarė. Bet šiaip paskaičiavam, skydelis, magas, ten saloniukas, viskas. Bet dar čekinom per ataskaitas, tai jinai prabėgus pusė lemo. Buvo prabėgus 11 metais. Čia irgi fun fact. Dažo viską su izolke pasiruošę. Susiklijuoja izolkę, gražiai pasidaro formą ir tada voliuku, bam, bam, bam. Ir yra. Ten matosi kaip lupa izolkę jau.